Sveiki, šiandien Liepos 13 dieną susirinkome čia tam, kad išsiaiškintume didžiojo žaidimo 7 nugalėtojus. Šio žaidimo dalyviai žino, jog galima laimėti išties įspūdingų prizų, ir bendrame prizinėme fonde yra net 205 000 litų. Taigi negaiškime laiko ir skelbkime didžiojo žaidimo 7 finalą, kuriame ir vėl dalinsime įspūdingus prizus. Kokie tai prizai? Prizai išties įspūdingi. 2 piniginiai prizai po 5 000 litų. Vienas piniginis 10 000 litų vertės prizas. Specialus prizas net 50 000 litų vertės. Ir pagaliau didysis prizas net 100 000 litų. Taip pat nepamirškime, kad didžiojo žaidimo 7 nugalėtojų gali atitekti ir papildomas prizas už greitą atsakymą. Šis prizas jam atiteks iš karto, jeigu tai bus žaidėjas, kuris savo atsakymą bus atsiuntęs per 7 dienas nuo pasiūlymo gavimo dienos. Tam, kad žaidimas vyktų sąžiningai ir sklandžiai, jį stebi nepriklausoma auditorė Dovilė Pukelytė, informacinių technologijų specialistas Mindaugas Palionis, Sveiki. didžiojo žaidimo komiteto pirmininkė Eglė Borkytė, Sveiki. ir UAB Presa direktorius Ričardas Bernotavičius. Labą dieną. Visi dalyviams skirti žaidimo numeriai jau yra suvesti į specialų kompiuterį, turinti specialią šiam žaidimui sukurtą programą. Tad dabar kompiuterio pagalba belieka tik nustatyti, kasgi tie laimingieji. Linkime kiekvienam iš jų sėkmės. Regis viskas parengta ir dabar jau galime pradėti. O pradėsime kaip įprasta nuo 2 piniginių prizų, kurių kiekvienas po 5 000 litų. Dabar išrinksime 2 žaidimo dalyvius, kuriems atiteks minėtieji prizai. Išsiaiškinkime juos. Sveikiname poną Algirdą Petrauską iš Druskininkų. Jis laimėjo 5 000 litų. O dabar sužinokime, kasgi laimės antrąjį 5 000 litų vertės prizą. Laimėtas yra ponia Stasė Slavinskienė iš Anykščių. Būtent jie laimėjo 5 000 litų. Sveikiname ponę Stasę. Su abiem laimėtojais susisieksime jau netrukus ir sustarsime, kaip įteikti ką tik laimėtus piniginius prizus. O dabar sužinokime, kamgi atiteks antrasis žaidimo prizas net 10 000 litų. Ir 10 000 litų laimėjo ponia Teresa Daniliuk iš Vilniaus. Sveikiname ją. Prieš sužinodami, kas laimėjo pagrindinį didžiojo žaidimo 7 prizą, turime atlikti dar vieną nugalėtojų išaiškinimą. Dabar vienas iš dalyvių laimėjo specialų žaidimo prizą, kurio vertė net 50 000 litų. Sužinokime, kas tas laimingas. Ir laimingasis žmogus yra ponia Alicija Kazanceva iš Vilniaus, laimėjo net 50 000 litų vertės prizą. Štai ir priartėjome prie pagrindinio ir didžiausio UAB Presa ir Reader's Digest įsteigto prizo net 100 000 litų. Taigi nieko nelaukdami sužinokime, kamgi atitenka šį įspūdingą pinigų sumą. Štai ir šis žmogus laimėjo 100 000 litų. Sveikiname Ireną Volskienę iš Šakių rajono. Jai atitenka ne tik 100 000 litų, bet ir premija už greitą atsakymą 20 000 litų. Taigi iš viso ponia Irena Volskienė laimėjo 120 000 litų. Štai ir išdalinome visus UAB Presa ir Reader's Digest įsteigtus puikius prizus. Dar kartą sveikinu visus nugalėtojus, ir su jais netrukus jau susisieksime ir papasakosime, kaipgi jiems atsimti šios didelius prizus. Šiuo kartu tiek, likite sveiki.